Sveiki atvykę ir čia HTML tutorial ir šiuose pirmoje serijoje mes padarysime pirmą puslapį ir atsiųsime programas, kurių mums reikia. Tai mums basically reikės tik tais geros naršyklės, tokios kaip Google Chrome ir Notepad++. Tai kaip jie atsiųs, tai labai paprastai. Nueiname į naršyklę mūsų, įvedam, ką žinau, Google, code.uk, ok, chillasta, Notepad++. Ok, einam pirmas linkas, tada spaudžiame download ir šitą install. Jis turėtų atsiųsti dar per 5 minutes, bet ok, 8, 7, 6, ok. Taigi, kai atsisiuntėte, instaliuojate ir čia nėra nieko sudėtingo ir toliau tęsime savo veiklą. Tai jūs jį įsijungite, va čia jis yra, bet taip atrodo. Basically kaip Wordas, yra naujas dokumentas, atidaryti ką nors, tada išsaugot visus. Aš nieko nenoriu išsaugoti kol kas, bet ok. Tai va, dar pirmia, kas yra HTML? HTML yra tokia kalba, kurią mes naudojame padaryti interneto puslapius ir tiesiog naršyklė supranta, ką mes norime parašyti ar kur mes norime, pavyzdžiui, ką žinau, piešinuką įdėti ar ką nors tokio. Tai va, HTML susideda iš tagų. Kas yra tagai? Yra HTML. Tai šitas, pavyzdžiui, tagas turi priekinį tagą ir galinį. Priekinis susideda tik šitų o galinis dar turi tokį nežinau kaip pavadinti. Anyway, čia yra pagrindinis tag HTML. Ok. Tai galim pasidaryti kokį nors, ką žinau, folderį, ant desktopo, new folder, ką žinau, HTML, vadinkim. Ok, kad mergina čia. Ok, biškį pamažinti. Taigi rašome antrą pagal svarbumą, tagas yra body. Body tagė mes ką parašome, basically viskas matosi naršyklį. Ką žinau, galim parašyti, nežinau, labą rytą. Ok, parašom ir spaudžiame save. Čia save ir išsaugojame, surandame savo HTML folderį. Ir va iš čia yra. Ir saugome, nežinau, index, index taškas ir būtinai taškas HTML. HTML. Ok. Kai mes jį išsaugojame, tai galima eiti dviem keliais, kaip patikrinti, galima paspausti čia ir jį atidaryti. Aišku, reikia pasikeisti čia properties ir open with defaultą pasikeisti, change, pasidaryti Google Chrome, apply, ok. Dar galima atidaryti arba iš karto per Notepad++, tai galima spausti run ir launch in Chrome, arba jeigu jums kokia kita labiau patinka naršyklė, tai prašau, man negaila, bet aš su Chrome naudoju. Ok, ir va jūsų tekstas, labą rytą. Ok, tai basically ką aš dar kartą susumuosiu, tai svarbiausi tagai yra priekinis tagas, tada yra galinis tagas. Ok, tada yra body tagai ir body tagos yra viskas, ką tu matai. Oi, body, pizzi. Ok, ir kad body tagos rašot, viskas matosi. Ok, išsaugam ir vėlgi run in Chrome. Ir va mūsų tekstas. Puikus puslapis, nuostabus, geresnį nesu matęs. Ok, taigi čia pirmoji, kaip ką žinau, pamoka, kaip atsiųsti ar ką. Tai ok, iki kitų kartų.